Na, prisistatyk ir... Aš esu Simona Falkaitė, man yra 9 metai, mes čia kartu su mano klasioku Eimučiu ir atvykome iš Vilniaus Šeškinės pradinės mokyklos, šokame labai gražiame ir kuriame yra tiek daug draugų kolektyve Sukutis. Ir mes, kai pamatėm Snaką, labai norėjau jam sukurti eilėraštį. Ir aš turiu net 2 eilėraščius. Net 2 sukūrei. Taip. Oho, na, klausomės, rėžk. Snakas tiek žmonių pamatęs, pradžioj buvo pasimetęs. Šitiek daug vaikų dailių, jų valdovų būt galiu. Noriu tik šitos planetos šokančių linksmų žmonių. Šokit, trypkit ant parketo, jums aš nieko negailiu. Ohoho. Iš tikrųjų, girdi, kaip tau ploja? Manau, kad patiko. Tai sakai, dar vieną sukūrei. Kokie kūrybingi vaikai, labai šaunuoliai. Na, kitą klausom. Čia Snaku nesivadinsiu. Būsiu Snakas aš geriau, per dienas tik vadovausiu. Nieks manęs nesulaikys. Po planetas aš keliausiu, šoksiu, dūksiu per dienas. Nebijok, aš tikras draugas, aš pralinksminsiu tave. Na, iš tikrųjų, ir antrasis eilėraštis, ką girdi, ploja, labai patiko. Žinai ką, kuo tu vardu? Simona. Simona, aš manau, kad tu ne tik tai eilėraščius 2 sukūrei, bet tu jau ir vedėjų atrankoje dalyvauji. Nes iš tikrųjų, tu ir prisistatei labai gražiai. O tie tokie kūrybiniai sugebėjimai čia jau taip šiandien pasireiškia, ar tu nuo mažens tau patinka ir dainuoti, ne, tu šoki. Ir kurti eilėraščius, kuri nuo mažens, gal visiškai mažytė buvai, kai sukūrei. Kada sukūrei pirmąjį eilėraštį, pasakyk? Ne, dabar tai aš dalyvauju ir dalyvausiu skaitovų konkursuose. O? Ir Eimutis dalyvauja. Tai va, o kūrybinga tai man kaip kada pasitaiko. Kaip kada, bet šiandien tau gera diena, aš manau. Na, iš tikrųjų, na, jūs pažiūrėkit, kaip puikiai kalba vaikas. Ir net nebuvo užsiregistravęs, bet jau mes matome, kad tikrai vadlinksi komisijos narė viena, kad iš tikrųjų, tai Simona niekur nedink, nes, kaip ir sakiau, po renginio bus filmavimo bandymai, gerai? Na, Eimuti, tavo eilė. Sveiki, aš esu Eimantas. Sukūriau eilėraštį Snapai. Ak, žavus valdove tu, pasiimk ir mus kartu į nuostabę Snakų šalį, į nepaprastą pasaulį. Padėkosime labai, pavaišinsime ledais.